Taip, žinot, šitoj visoj situacijoje labai neeilinį vaidmenį bent jau vaidindavo anksčiau Valstybės saugumo departamentas, kuris pats, kaip ir vienas žurnalistas yra prisipažinęs jau viešai, mokėdavo pinigus, samdydavo, kad eiti mitingus, provokuoti, ne va tai palaikyti, daryti taip, kad viskas būtų priešingai. Buvo žinomas tas faktas visiems. Buvo žinomas tas faktas, taip. Pakso vertimas vyko. Pakso vertimas vyko. Reikėjo apsirengti tokių valkatėlė ir iššūkauti už prezidentą. Ir ne tik tai buvo, žinokit, aišku, dabar čia matyti daug tų žmonių išėję, nes kaip Valstybės saugumo departamento vadovų patapo Darius Jauniškis, tai ten labai prasidėjo, ten bent jau bandė rauti daug ką iš šaknų tuos, kurie tenai buvo įaugę ir ten jų tos šaknis buvo perpuvusios, nes reikia nepamiršti, kas kūrė Valstybės saugumo departamentą, kai buvo tik tai pasakyta, kad jau nepriklausomybė ir tuoj atsirado sąrašas ten 38, kurie labai už nepriklausomą Lietuvą ir tenai buvo atsiraitojo rankovės, pradėjo kurti Valstybės saugumo departamentą. Ir kas tenai nuėjo? Nuėjo, aš kažkada dariau tyrimą irgi tenai, kaip aš vadinuosi, nežinau kaip net lietuviškai pavadinti, bet yra labai geras rusiškas žodis zbrodas. Tai toksai nuėjo visas KGB zbrodas, visokie operatyvininkai, kalėjimų prižiūrėtojai, tenai operatyvininkai, milicijos. Na, ten buvo tokie, kad, na, bet jie patapo Valstybės saugumo departamente, kai tik tai kūrėsi nepriklausomai Lietuvoje, jie patapo ten tokiais svarbiais asmenim, jie užėmė tokias aukštas tenai pareigas ir tada aplink save būrė, reiškia, tokio savo, reiškia, intelekto koeficiento, reiškia, nepralenkiančius, reiškia, pareigūnus ir savo pavaldinius. Tai ką aš noriu pasakyti, kad kai aš čia 2005 atrodo metais, man į rankas pateko Tiesa. Lietuvoje, ne va tai pogrindinis komunistų partijos laikraštis. Aš žiūriu ir negaliu patikėti. 2005 metai, komunistų partijos laikraštis Tiesa. Tiražas 500 egzempliorių. Ir, reiškia, niekaip nesuprantu, palaukit, komunistų partija uždrausta, o toksai laikraštis eina. Tada pradedu švinioti siūlą, ir prieinu iki Elektrėnų, pasirodo, ten leidžiamas buvo Elektrėnuose, toliau aš vinioju siūlą, kažkaip nueinu iki antro VSD, tuomet buvo dar valdybos, iki antros valdybos, tada prieinu tenai iki kitos valdybos, tada prieinu iki operatyvinių pinigų, tada prieinu, kas leidžia, kad pasirodo irgi žmogus, kuris neva tai komunistų partijos pakeitęs Burokevičių, kai Burokevičių pasodino, neva vadovauja pogrindiniai komunistų partijai, kuri pasirodo turi 500 narių. Ir jie visi sunumeruoti, ir jie visi gauna ten po tą egzempliorių. Nu, ir tada aš atsimenu, tenai paskelbiau tokį straipsnį, palaukit, tai kas čia dabar darosi, tai pats saugumo departamentas leidžia iš saugumo operatyvinių pinigų laikraštį, patys, reiškia, mosikuoja, kad čia yra komunistų partija, daro tos raudonuosius, ar ne? Tai kam? Kodėl? Nu, kad pateisint savo veiklą. Tai kad pateisint, va, tai po to kažkaip, Greičiausiai. paskui pasikeitė tenai ir tas komunistų kabutėse tos pogrindinės partijos vadas ir tas laikraštis po to mano straipsnį iš karto nustojo eiti. Tai va, ką aš noriu pasakyti, kad kartais apie tuos šnipus, kur čia mums rodo, man labai kyla didelis klausimas, ar čia nėra tos struktūros, kur tenai labai giliai įsišaknyjus. Tai jau atskirą laidą reikia. Taip, bet ar čia nėra produktas, kad paskui galėtum tepliot. Va, ir prie to priklijuoti, iš tų pačių juodųjų technologijų, arba, žinokit, buvo tokia specialybė sovietiniais laikais, ideologinė diversija. Taip, jinai niekur nedingė. Terminas niekur nedingė. Niekur nedingęs. Aš dar tik tai pridurčiau, pavyzdžiui, kad mes niekada, sakysim taip, nesvarstėm, nenagrinėjom, bet per praėjusius rinkimus tie visi smogikai, jie visi labai kruopščiai dirbo savo darbą. Lyg tai visuomenininkai, lyg tokie jau nepriklausomi, jie tiesiog visuomeniai žinomi žmonės atstovavo neva tai visuomenį. Realiai už pinigus jie dirbo propagandinį darbą vienos partijos naudai ir tie pinigai aiškiai matėsi, iš kur jie gauti. Sakysim, Tapino atvejais praėjusiais rinkimais, kuris įtakojo Lenkų rinkimų akcijos Valdemaro Tomaševskio įtaką. Šiemet, kadangi žmonės jau pradėjo pažinti, kas yra propagandistas, kas yra tas smogikas, visišką fiasko patyrė Tapinas Kaune
ir visišką fiasko jisai patyrė ir kalbėdamas kryptingai, sąmoningai ant kitų merų, sakysim, Pinskuvienės, visi tie merai, kuriuos jisai, reiškia, maišė su žemėm, visi jie laimėjo rinkimus iš pirmo turo. Malinauskas, sakysim, Kaune, vėlgi pasidžiaugti liko tik tai, kad gavo ten biški mažiau balsų negu praėjusiuose rinkimuose. Bet žmonės jau pradėjo skirti, kas yra šitie smogikai. Mes matome, kad išnyko iš eterio buvę smogikai, jau, sakykime, pranyksta praktiškai užkalnis, nes jo žmonės perprato jo, kam jisai čia šaipos iš vienų, o nesišaipo iš kitų. Visi jau suprato, kas yra Valatka, senas tarybinio mokytojo, reiškia, redaktorius, komunistas senas, reiškia, kas yra Malinauskas. Ir, sakysim, visi dabar suprato, kam dirba tas pats Šurajevas. Visi tiesiog šitas paskutinis laikotarpis, ypač covidinis, labai išryškino, kas už kiek, už kam ir kaip dirba. Būtent. Ir dėl to šitie rinkimų rezultatai pasitelkus va šitos smogikus, manau, kad tikrai nuvylė užsakovus. Nes antra vertus, žiūrint rezultatus bendrai, 25 vietom, man atrodo, konservatoriai gavo mažiau balsų per visą Lietuvą. Laisvės partija iš vis patyrė fiasko, gal 13 vietų, reiškia, gavo tik tai savivaldybėse, tai yra katastrofa parlamentiniai partijai. Ten jiem ir vieta. Manau, kad Seimo rinkimai jau gali net nedalyvauti. Bet jie visada buvo agresyvūs ir gazdino žmonės primityviai, chamiškai, užsipuldavo, sakysim, tie net su botais prigaminti, o pats Žukauskas tai jis pasakė, kad jisai perka botus. Pripirkęs jo netikrų profilių ir ten vienas žmogus iš 6-7 netikrų profilių tave bara liktai necenzūriniais žodžiais ir tu gali pagalvoti ir kiti stebėtojai, sakysim, tavo sekėjai gali pagalvoti, kad čia gal 100 žmonių tave užpuolė, o ten užpuolė realiai kokią 10. Bet aš esu išsivalęs savo profilį, tuos visus sąrašas tų botų, tų, reiškia, kovotų ir dirbtinų profilių yra paviešintas, aš juos visus užblokavau ir pasidarė ramybė. Dėl to ataka ant Facebooko pas mane kaip ir nesuveikia taip, kaip pas jūs atžvilgiu. Bet žinutes tokias bandė siuntinėti ten maždaug, tu ten čiulp kažką, aš tave ten užmušiu, grasino, policija neranda neva tai jų. Ir rinkimais, reiškia, pats Šurajevas organizavo, pavyzdžiui, mano plakatų niokojimą. Dėl ko sakau, kad jisai organizavo, todėl, to neslėpė net. Tik išterliojus plakatą rinkiminį, jau už pusės valandos jisai deda su komentaru, štai dar vienas, reiškia, jau suniokotas, maždaug labai gerai jaučiuosi. Ir tie žmogeliai, suklaidinti jaunoliai buki, nesuvokia, kad jie tarnauja gerai apmokamam kareivukui. Jie tai dirba veltui, tipo dėl prikolo, dėl smagumo. O jisai už tai gauna pinigus, kad jisai siuntinėja visus šitos. Vilniuje ant Zuoko, Kaune, reiškia, ant Matijošaičio, Kauno rajone siuntinėjo ant mane ir nei vienos, reiškia, sakysim, konservatorių kandidatūros. Nebuvo net pajudinta. Ir Seime, sakysim, jo tas šou, labai aiškiai sudėlioja viską į vietas. Bet aš noriu pasakyti, kai paminėjot tą akciją prieš Tomaševskį, tai labai keistai, žinot, sutapo su tuomet Lenkų rinkimų akcijagi pateikė projektą dėl bankų nekilnojamojo ten turto mokesčio, dėl apmokestinimo. Iš vis dėl banko apmokestinimo. Taip, dėl banko apmokestinimo. Ir buvo labai įdomu, Seimo biudžeto ir finansų komitete banko atstovas pasakė, sako, jiems chana. Jiems chana, sako, mes turim tiek pinigų, kad sako, jiems dabar sako chana. Jie sako, aš čia tik cituoju, kas man pasakojo to komiteto nario žodžiu, sako, kad jų, sako, partijos Seime nebus.
Ir toksai, žinot, Taip ir keistas buvo. sutapimas, kai burtininkų lasdelę mostelėjus, prasidėjo akcija prieš Tomaševskį, taip. Tomaševskį. Tai bet iš kitos pusės, na vėl, tai ką partija, kur jos viešieji ryšiai. Tai ką, negalėjo irgi patys sudirbti, paaiškinti, kas ir kaip, na, čia, o iš kitos pusės, kalbant apie ten tos visus viešosius ryšius, na, šitie valdantieji, jie turi nuo pat nepriklausomybės, ne nuo pradžios, kai jie pralaimėjo Seimo rinkimus po Viljamso ir turėjo tik tai 8 Seimo Taip. narius, štai tada jie labai susijėmė, nes pas juos atsirado taip, arba jie išnyksta, arba jie susimuša tą sviestą ir jie iššoka iš tos podynės, kaip ta varlė, žinot, tenai 2 varlės iššoka Na jo. į pieną ir viena mušė sviestą iššoko, kita pienė ir nuskendo, belaukdama. Taip, kad jie mušės ir jie sugalvojo ir jie tada pradėjo. Jie pamato, jie skaito laikraščius, jie portaluose ar ne, jie žiūri, aha, analitinis protas, čia rašantis žurnalistas, jie pakviečia pas save kavos arbatos, gal tu nori būti pas mus visuomeninių patarėjų, toliau, čia mums, bet jie gražiai, mums labai reikia, va, čia, kad mums va, visuomeninių patarėjų viešųjų ryšių klausimais, ten komunikacijos klausimais, toliau, aha, čia politologas, čia sociologas ir jie ta kryptim, toliau kavutės arba pusryčiai visokiai taip toliau ir jie taip gražiai iš pradžių per tokius žmogiškosius ryšius, jie susikūrė savo tinklą. Ir jie ėjo labai kryptingai, nuo 2000 metų jie ėjo žingsnis po žingsnio, kol atėjo į valdžią. Kai 2008 metais atėjo į valdžią, tai tada iš energetinių projektų, tų komunikacijų jie tiek apdalino visus, kad kai atėjo premjerus, ta premjeru tapo Algirdas Butkevičius, jo vienas patarėjas pasakė, dabar sako, yra tiek apdalinta žiniasklaida, ten ta jų žmonės, ten tie, tai sako, viešojų tos ryšių kai kurios ten įmonės, tai sako viskas, dabar sako, jie gali 10 metų sėdėti opozicijoje, bet bus lojama ant Butkevičiaus, viskas blogai, na, sako, čia jų niekaip dabar neperpirksi. Bet tai buvo ne tik tai pinigai, ką aš sakau, tai buvo nuo 2000 metų po Viljamso istorijos buvo grinai toksai per žmogiškusius resursus pinamas tinklas ir dar daugiau. Jie ne šiaip sau, jie ne tik pritraukia žmonės, jeigu pas juos yra, ten jie stumia partijos narių, vaikai, vieni į politologiją, kiti į žurnalistiką, pas juos yra ilgalaikis planas. Šita partija turi strategiją, kaip išsilaikyti valdžioje, kaip viską kontroliuoti, kaip kontroliuoti teisėsaugos, specialiasias tarnybas ir taip toliau. Bet jie tą pasidarė planą 2000 metais. Čia labai taiklus pastebėjimas jūsų, Giedrė, iš tikrųjų. Bet taip yra. Ja, ir jie pasidarė tą planą 2000 metais, dar daugiau. 2000 metais jie pasikvietė iš Amerikos vieną specialistą, kuris jiems išaiškino, kodėl jie turi reitingų lentelėse būti lyderiaujančiose pozicijose. Tiesiog man tada pavyko dar kaip ne žurnalistai prasmukti į tą jų seminarą ir pasiklausyti. Ir ten buvo skaidrės, ir ten buvo viskas rodoma, ir ten buvo partijai mokymai. Ir tai buvo sakoma, žmonės niekada nebalsuoja už lūzerius. Žmonės, už tos pralaimėtojus. Žmonės balsuoja už laimėtojus. Ir aiškino, kaip bet kokiam kaina, kaip sakoma, per negaliu, bet visuomeniai turi būti pristatoma, kad jie yra pirmaujantis, kad jie yra lyderiai. Tai buvo irgi 2000 metų seminaras. Taip, kad jie darosi mokymus, jie turi planą, jie pasidarė šitą voratinklį ir jie eina žingsnis po žingsnio ir žiūrėkit, jie kryptingai dirba. O kitos, pavyzdžiui, partijos, jos ateina, kiek aš, pavyzdžiui, bandžiau kalbėti, sakau, o kaip jūs ten, ar socdemai, ar darbo partija, ar galų galegi matėm valstiečius su Skverneliu, visi ateina vienai kadencijai pasiplėšti pinigų, taip liaudiškai kalbant. Va, čia yra turtingos ministerijos, mušasi dėl ministerijų, apie partijos struktūrą, apie tą įtaką, apie tą voratinklio pinimą, taip kaip daro konservatoriai, jie negalvoja. O Laisvės partijos, Artūrai, žinokit, jūs nenurašykit, nes aš nežinau, bet žinot, kaip yra moteriško intuicija sako, kad Laisvės partija susirado, kas juos ištems per Seimo rinkimus ir tai bus Olegas Šurajevas. Nu, neduok tu viešpatė, tai jeigu jau... Aš dar noriu pasakyti, Giedrė, truputėlį,
po Williamso jie gavo mažiau balsų. Bet Jie labai per pralaimėjo. Williamsų Jie jie stipriai užsidirbo pralaimėjo. daug pinigų. Milijardasgi buvo, reiškia, sumokėtas Williamsui ir kas gali paneigti, kad nepasidalino tam pats. Tai iš Tai apie, Williamso taip, ir iš apie tą mažai... istoriją čia taip, čia yra, bet aš tik tai kalbu apie tą partinę struktūrą, ką jie, kaip jie bet, mezgė Giedre, ir kaip Ja, jie... ten viskas teisingai, ką jūs pasakėte. Ja. Giedre, viskas tvarkoja, bet esmė yra, vat, mes grįžtam prie to paties. Atvažiavo Amerikos ekspertas Taip. ir sudėliojo Sudėliojo kaip taškus, reikia kaip reikia dirbti. dirbti, taip. Jo, aš pabaigsiu sakinį. Kaip reikia dirbti Amerikai. Jie pradėjo dirbti pagal Amerikos modelį, vadovaujant Amerikai. Ir jie pradėjo dirbti taip, kaip reikia užimti valstybę be karo. Jie tą ir padarė. Ir visi jų sprendimai visą laiką buvo nenaudingi Lietuvai kaip valstybei, prarandant Lietuvai savarankiškumą energetinį, prarandant savivirškumą pramoninį, ta prasme buvo sugriautos pramonės įmonės, naikinamos realiai kai kurie verslai, verslo įmonės naikinamos, išliko tik tai kai kurios. Sprendimai urbanistiniai irgi labai abejotini ir naudingi visiškai ne Lietuvai. Sprendimai dar, sakysim, infrastruktūriniai, naudingi irgi ne Lietuvai. Ir jie visą laiką investuodavo valstybės pinigus ne ten, kur reikia. Ir visą laiką juos naudojo savo naudai ir valstybės užgrobimui. Ta prasme, ne savus pinigus, bet už biudžeto pinigus jie pynė, kaip sakėt, voratinklį, Ne, taip. uzurpuoti, užimti valstybę. Aš dėl ko sakau, kad viskas buvo greunama, ta prasme, atominė elektrinė uždaryta, pradėjo pirkti elektrą, Lietuvai pradėjo stigti elektros, kai prieš tai buvo eksportuojant. Uždarė visas hidroelektrinės. Vien iš hidroelektrinių Lietuva gali pati apsirūpinti. Uždarė, nes jos tipo nežalios. Vandens ekologiška energija yra, pasirodo, nežalia. Antras dalykas, atkreipkite dėmesį, sako visą laiką, kad mes judam į vakarus, o autostrados su vakarais nėra. Lenkai jau iki mūsų sienos atvarė autostradą, Lietuva per 30 metų negalėjo pastatyti 40-50 km autostrados nuo Kauno iki sienos. Tai yra juokinga. Lygiai tas pats su geležinkeliu. Tai tas pats su geležinkeliu, su oro uostais, pasižiūrėkit, paėmė, sunaikino viską. Nebuvo vystomas Kauno krovinių terminalas, vandens, ta prasme. Nemunas buvo nevystomas, nors buvo seniai projektas, kaip pakelti vandens lygį. Daug dalykų. Klaipėdos oro uostas, tai yra jūrų uostas, irgi buvo visaip kaip tasomas į šalis ir trukdoma jam vystytis ir plėstis, kad krovinių daugiau būtų, kad tie kroviniai galėtų konteineriais keliauti ir panašiai. Dabar vėlgi atėjo, sugriovė tranzitą su Baltarusija, o krovinių visa nauda, trašų, visokių kitų, nukeliavo į Rusijos uostus. Ir visa nauda ekonominė nukeliavo rusam. Tai kam čia dirba šitie žmonės? Tiesiog man tai taip akivaizdu, kad net blogiau negu bloga. Antras dalykas, krūva įmonių, kurios pačios parėmė juos, neteko Kinijos rinkos. Brolis Industries, ten kitos, reiškia, kurios prekiavo su Kinija, pardavinėjo Kinijai, pirkdavo komponentus iš Kinijos, krūva įmonių. Turėjo išsikraustyti iš Lietuvos, nes dabar santykiai sugadinti. Dėl ko? Dėl kažkokios atstovybės, kurį Lietuvos dar atstovybė ten pradėjo veikti, gal ten vieną kambariuką davė Taivaniui, kur naudos jokios. Tai nematyti tokių ekonominių nuostolių gali tik visiškai aklas. Antra vertus, tos įmonės, kurios iš tikrųjų patyrė ekonominius nuostolius, turėjo pabėgti iš Lietuvos, lietuvių įmonės. Ir čia, kur mokėjo mokesčius, jom visom atimtas galimybė išeiti į eterį ir kalbėti.
Tas pats brolis Industries, reiškia, kurie pareiškia, kad nesąmonė visiška su to Taivanu, čia pat buvo užčiaupta, kaip jūs drįsot, ten su žemėm sumaišė tie patys įtakotukai, neva tai už vertybės. Ir visą laiką dengiamasi kažkokia tai išorės priešų ir jeigu tu tik sukritikuoji žalą, kurią daro va čia, tu iš karto tampi prieš. Taip, tampi Maskvos draugų priešu ir ko tik tai nori. Jo, visi priešai. Realiai visi priešai, nors tu realiai nori dirbti valstybei. Aš visą laiką sakiau, mes turime atsisėsti ir pasakyti, kaip Trumpas pasakė America First, tai čia Lithuania First, Lietuva pirmiausia, mes turim žiūrėti savo interesų, žiūrėti kaip mūsų žmonėm geriausia, kaip mūsų įmonėm geriausia ir remti, kad ir tą pačią Ukrainą tiek, kiek mes galim, o ne virš savo galimybių ribos. Aš čia galiu, sakykime taip, pasakyti tokį anekdotą, kuris tinka prie šito rėmimo. Puiku. Čia, kad truputėlį praskaidrinti. Laidos pabaigai labai gerai. Jo, ateina, reiškia, žydelis į karinį komisariatą ir jam sako, žiūrėk, Sioma, dabar tu eisi kariauti. Jis sako, oi, kariauti aš visada, aš labai noriu, viskas, aš pirmas eisiu, jeigu reikia, aš galiu pinigus rinkti, aš tos pinigus duosiu armijai. Tas sako, pala, ne, tu eisi kariauti ir reikia žūti už tėvynę. Ne, sako, Sioma, palaukit. Aš kariaut galiu eiti, aš galiu pinigus, nes aš labai myliu tėvynę ir aš eisiu pirmas ir kariausiu. Bet mirti už tėvynę čia kitas klausimas. Komisariato darbuotojas sako, klausyk, jeigu tu eisi kariauti, tu turėsi kariauti taip, kad paaukoti ir gyvybę. Sioma sako, klausykit, mielas, jeigu aš mirsiu, tai kas tada mylės tėvynę? Tai šičia, suprantat, kai sako, kad mes turim žūt ir neliks kas mylės tėvynės, tai aš prisimenu šitą anekdotą ir sakau, gal vis dėlto grįžkim prie blaivaus proto, nes mes turim dirbti ir remti visus tiek, kiek mes išgalim, o ne nusižudyti tam, kad paremti kažką kitą. O jeigu dar smulkiau, tai mes visi žinom, ir čia nepaslaptis niekam, ir tas pats Anušauskas pripažino, ir kariuomenės vadas pripažino, kad praktiškai be tų likusių haubicų, kurias irgi norėjo atiduoti Ukrainai, mes neturim ko gintis nuo priešo, jeigu čia bus įsiveržimas. O brigados Vokietijos irgi neturim. O brigadų savų suformuotų pirmai irgi neturim ir jų neformuoja. Savanorių brigada turi būti trečia suformuota, jų net neformuoja, nors savanorių būtų. Taip kad Lietuva pirmiausia ir iš tos pozicijos mes turėtume išeiti ir galvoti apie rinkimus, galvoti apie ekonominius sprendimus, galvoti apie tai, kurie politikai geriau atstovauja Lietuvą, kurie yra pasiryžę daryti viską, kad ekonominiai, infrastruktūriniai, pramoniniai, bet kokie sprendimai būtų naudingi pirmiausiai Lietuvai, pirmiausiai Europos Sąjungai, neskaldantis Europos Sąjungos ir pirmiausiai Lietuvos žmonėms.